yra žinoma pagal mokslą vienaip, o mes jums pateiksime kitokią formą, kad galėtumėte suprasti jos veikimą. Kai jūs įaktyvinsite savo naujuosius aspektus, jie išskleis ne vieną atšaką, ne vieną veikimo funkciją. Todėl jūs savo materijoje galėsite nuveikti daug daugiau nei iki šiol. Kaip tai vyks? Kadangi motorinė cirkuliacija atsakinga už deguonies perdavimą į jūsų organus, jūsų kūne, taip ir jūsų naujųjų aspektų veikimas, kaip kraujo tekėjimas, kuris aprūpina organizmą deguonimi ir maistinėmis medžiagomis, suteikdamas energiją ir galimybę atlikti daug funkcijų. O motorinė cirkuliacija jums suteiks ne vienos funkcijos veikimą, atliekant įvairias užduotis tuo pačiu metu, siekiant efektyvaus darbo. Visa informacija, kuri bus tau pasiekiama, turi įgyti motorinę formą, nes ji bus naujos eros gyvybinė dalis. Kils dažnai abejonių, kaip ir dabar, išgirdai du žodžius, kurių nežinai esmės ir iš karto norėjai atmesti, o atmetus būtum negavus žinutės, kurią siunčiame. O dabar einam prie darbo, gana gaišti laiką, kurio jūs žemėje neturite, bent šiuo metu. Motorinė cirkuliacija ir jūsų veikimas atneš didžiuosius žmonijos atradimus. Viskas pasireikš per jūsų fizinius kūnus ir jų ilgamžiškumą. Motorinės cirkuliacijos aspektai bus apjungti su naujos eros dėsniais, kurie taip pat jau veriasi žmonijai. Šiuo metu dar daugelį virsmo dažnių nesuprasite, bet gausite daug tikslingų dažnių, kurie aktyvuosis jūsų struktūroje. Kadangi jūs jau esate pakitę, galėsite tos naujus dažnius atverti pasauliui. Motorinė cirkuliacija turės ne vieną veikimo principą. Jūs jau žinote kaip aspektų formą, tačiau tai tik vienas iš motorinės cirkuliacijos principų. Dar vienas principas skleisis kaip spinduliuotė. Kaip motorinė cirkuliacija perneša krauju deguonį, jūsų fizinėme kūne aprūpina raumenis, organus ir audinius deguonimi bei maistinėmis medžiagomis per kūno kraujagyslių sistemą, o jūsų raumenys ir kaulai spinduliuos įaktyvintą naujos eros informaciją. Todėl būtent šiuo metu gauni šią informaciją, todėl kad jūs žmonės jau esate pažinę savo sąmonės lygmenis ir jų veikimo galią. Šios naujos eros viena iš užduočių – išlaisvinti žmones iš jų pačių sudarytų sąlygų varžyti save. Atėjo metas žmogui pažinti ir savo fizinę struktūrą visose lygmenyse. Jūs net nesusimastėte, kad po ilgų kelionių, po subtiliuosius pasaulius jūs pradėsite pažinti fizinį kūną per subtiliuosius pasaulius. Naujoje epochoje žmogui teks pažinti save nuo pačios mažiausios dalelės ir visų savo organų veikimo, kūno sąmonės veikimą ir spinduliavimą. Jūs ne tik gebėsite susijungti mintimis, bet ir jūsų atomai ir ląstelės susikalbės. Tai, kas vyksta jūsų organizme, jūs patys žinosite, nes visiškai pilnai kalbėsite su savo kūno sąmonė, kuri yra atsakinga už kitas fizinio kūno sąmonės. Tavo didžioji sklaida vyksta tada, kai tu per savo kanalą išskleidi informaciją, kuri pasiekia ne tik tave, bet ir tuos, kurie yra toje erdvėje.